Atsidavėms savo gyvenimui yra pats stipriausias dalykas, ko tu gali daryti. Tu turi savo aistrą, tu turi kažko, kas tau belinkiai patinka daryti. Tai ir galbūt kažkokį karjerą. Noriu parašyti knygą, tarkim, žinai. Bet, o dabar paklaus savęs, kodėl aš noriu knygą parašyti? Ar aš noriu parašyti tam knygą, kad aš galėčiau užsidirbti pinigų? Ar aš noriu parašyti tam knygą, kad aš galėčiau būti savo autentiškiausiai versijai? Visko, kaip aš išreikšti tos knygas, pasidalinti ko autentiškiau visko ir kad žmonės gautų kažkokį belenkokį stipriausiai, didžiausiai, galingiausiai pozityvi naudą iš tos knygas. O tie du skirtingi dalykai. Ir tie du skirtingi dalykai pritrauks du skirtingus dalykus. Taip pat. Svarbiausia yra gyvenime atsidavėjams tam, kam tu myli. Ir atsidavėjams ateina su disciplina. Aš pradėjau šito dalykų, kol giliau, žinai, galvoju, kuo daugiau darau, žinai, dalykų savo gyvenime, pradėjau suprasti, kad atsidavėjams ir disciplina, kad eina kartu. Nes iš esmės, jeigu tu tik discipliną naudosies, tu darysi ton dalyką vien dėl to, nes ir kažkokį naudą. Bet jeigu tu turi kažkokį specifinį atsidavėjimą, kas būtų, kad aš būsiu tas, kas aš iš tikrųjų esu, kodėl aš darau to, ko aš darau. A dėl to, kad ten kažkokį fizinės realybės naudą būtų, ar būtų kažkokį dvasinį priežastis, kažkokį mono atsiskleidėjimą, buvimą, kas aš iš tikrųjų esu. Kodėl aš to darau? Kad tu surandi ton, kad tu turi įkvėpėjimą, ton vidinį atsidavėjimą. Disciplina tada ateina. Ir tu kaip pradedi jaustis blogiau, kaip tu įkrenti žemesnį būseną, tu nepasidaudi, nes tu prisimeni, kodėl tu išvies pradėtum dalyk daryti. Atsidavėjams, katras yra sujungt su disciplina ir belenkiek svarbu. Tai yra tas, kas tavi veda prieki. Atsidavėjams leid tau judėti, nes tu žina, kodėl tu tai darai. Tu žina, kas tu esi. Tu žina, kokie ir priežastis tau toliau judėti prieki. Ir kai ta priežastis nėra tiesiog materialistinė kažkokia, kai jinai ir gilesnė už tavo fizinį kūną, tu nenustosi to daryti tiesiog Tu išreiški savo aukščiausią versiją. Ir aš tau linku, nenustoti daryti, ko tu myli, ir paklaus savęs dar kartą prieš darant tom sustojimą. Kodėl aš iš viesą pradėjau tom daryti? Ir kas aš esu?